Sveiki gerbimieji. Nu ką, praėjo šventės, mes vėl pradedam dirbti ir gyventi įprastu būdu, įprastu režimu. Tai noriu dabar truputį pakalbėti apie tokį dalyką kaip rekuperacija. Rekuperacija tikriausiai apie rekuperaciją gal daug kas girdėjo, bet ne visi žino, ant kiek svarbus tas dalykas yra. Ir kągi, mūsų klimatui, kaip sakoma, Lietuvoje, tai aišku, šilto metu, vasarą, jeigu yra apsauga ant lango nuo musių, nuo odų, tai aišku, galima atidaryti langus, ta prasme, ir vėdinti ten keletą valandų, gal visą dieną vėdinti savo patalpą ir tom, aišku, pateks grynas oras, bus cirkuliacija kažkokia oro jūsų patalpoje ir viskas bus, kaip sakoma, ne taip blogai. Bet kadangi pas mus mes gyvenam ne Ispanijoje, ne Italijoje ir tas šiltas periodas laikotarpis labai trumpas, tai kad kada ateina šalčiai, sakysim, arba šaltesnis oras, tai kad mes tikrai negalėsim atidaryti langus ir vėsinti savo patalpą, sakysim, keletą valandų dienai, kadangi, bus nukris temperatūra viduj patalpos ir bus nekomfortiška temperatūra, bus šalta, bus nemalonu ir, kaip sakoma, iš to nieko gero neišeina. Be to, aišku, rudenį, pavasarį dažniausiai būna labai drėgnas oras pas mus, į tas drėgnumas su to oru vėl pateks į mūsų, kaip sakoma, patalpą. Tai kad rekuperacija čia yra labai svarbus dalykas. Gana nesenai, aišku, atsirado pas mus Lietuvoje, kažkada tai mažai kas girdėjo apie tą rekuperaciją. Bet ji tikrai iš tikrųjų labai reikalinga ir jeigu jūs jaučiat namie kažkokį nemalonų kvapą, užsistovėjusi, matot kampuose pas jūs eina pelėsiai, pas jūs drabužiai spintoje, kurie sudėtos, irgi gauna tokį nemalonų kvapą, pas jūs rasoja langai, jūs ryte atsibūdot su bloga savijauta, kaip neįsimiegojusi, ten skauda galva, sunku, pavargusi, tai čia tokie požymiai, kad jums tikrai būtina rekuperacija ir kada jūs įdengsit rekuperaciją, šitie visi požymiai pas jūs dings. Tai rekuperacija reikalinga tam, kad vėdinti jūsų patalpą, jūsų orą. Ir jie labai gerai apsaugo, sakysim, jūsų būstą nuo tų pačių grybelių, nuo to pačių pelėsių, nemalonų kvapų, užsistovėjusių orą. Aišku, labai naudinga jūsų organizmui, kadangi mes iškvėpuojam tas degonės ir degonės tampa mažai ir atsiranda, kaip sakoma, trūkumas to degonės, bet to dauginasi visokie bakterijos, ypač žmonėms, kurie yra alergiški, paaštrėja, kaip sakoma, tas alerginė situacija, blogai žmonės jaučiasi. Ir sprendimas tikrai rekuperacija, kaip sakoma, pašalins tos visus, kaip sakoma, nemalonus dalykus. Kokia rekuperacija ir galima pasirinkti, pas mus didelis irgi platus pasirinkimas rekuperacijos sistemos. Yra ir biudžetiniai variantai, yra ir prabangus, tokios pačios geriausiai kaip Zender, sakysim, gamintojas. Čia yra, kaip sakoma, premium klasės. Bet dėl rekuperacijos aš noriu jums pasakyti, kad jeigu mes pastebėjom, kad pasitaiko taip, kad žmogus pasirinko kažkokį nebrangų pigų kondicionierių ir tas kondicionierius galima sakyti, ir be problemos pradirbti ir 8 ir daugiau metų. Tai su rekuperacija, kaip sakoma, mes pastebėjom, kad visiškai kitokia situacija. Rekuperacija irgi iš biudžetinių segmentų reikia labai gerai prastudijuoti, turėti patirtį dėl jos, kad nuspręsti, ar jį tikrai verta jau prekiauti ir ar tikrai jį bus, kaip sakoma, nesukels labai daug problemų, kadangi iš savo patirties mes bandėm, žiūrėjom, kad daug yra tokių biudžetinių variantų rekuperacijos, kurie iš tikrųjų turi daug problemų. Dėl to kondensato išvidžiuojama, kad, ta prasme, tas dėžutė, kur yra rekuperatorius, kaupiasi kondensatas, jis blogai išbėga, pradeda lašėti, žodžiu, ten valdymo pulteliai problemos atsiranda ir tikrai ne visi biudžetiniai variantai, galima sakyti,
verti dėmesio. Dėl to mes prekiaujam tik tą įrangą, kurie, kaip sakoma, užsirekomendavo save, kad jie tikrai normaliai viskas veikia, kad jie nesukėlė labai dažnai kažkokių problemų. Tai kad užėjęs pas mus į mūsų internetinį parduotuvę komfortobustas.lt, aš apačioje prie komentarų pridėsiu nuorodą į mūsų elektroninę parduotuvę, jūs galėsite pasirinkti skirtingų gamintojų rekuperatorius, ten bus ir biudžetinis variantas, ir viduriukai, ir kaip minėjo tas premium klasės. Čia viską priklauso nuo jūsų, kaip sakoma, galimybės į jūsų kišenės. Tai va, tai ten mes pasirinkom iš tokių vertų dėmesio rekuperatorių, kurie tikrai, kaip sakoma, nesukels mums kažkokią problemą ir su jais viskas bus gerai. Ir mūsų meistrai patyrus yra, kurie galės jums sumontuoti tą rekuperatorių. Be to, ne tik rekuperatorius prekiaujam, ar prekiaujam į visą tas ortakius, difuzorius, visas komplektuojančios dalis. Tai vat, dėl rekuperatorių dar reiškia paminėti, noriu, kad jų būna dažniausiai dviejų tipų, arba plokštelinis yra, arba rotacinis. Su rotaciniu tam problemų kažkokių nėra. Dėl plokštelinių aš patarsiu jums rinktis tik su antalpiniu šilumokaičiu. Jeigu bus įprastas paprastas šilumokaitis, dažniausiai būna pigesnėse moduliuose, tai gali atsirasti problema su drėgnumu. Ta prasme, kad jie labai išdžiovina orą, į patalpoje lieka labai per sausas oras. Tai kur bus antalpinis šilumokaitis, jis grąžina dalies drėgmės atgal į patalpą ir, kaip sakoma, daro tokį drėgmės balansą patalpoje. Tai kad jūs neturėsit problemų su sausa oda, su dar kažkokiu problemu alerginiu, dėl to, kad labai sausina orą. Tai siūlau irgi jums atkreipti dėmesį, jeigu pirksit plokštelinį tipo rekuperatoriai, tai rekomenduoju, kad jis būtų su antalpiniu šilumokaičiu. Taip, dar yra skirtingų tipų rekuperatoriai, yra tokie palubiniai, kur galima paslėpti lubose. Aišku, lubai turi būti apšildytos, irgi reikėtų žinoti tą dalyką. Jis užima, kaip sakoma, jie galima paslėpti ir jis nereikalauja kažkokios papildomos vietos. Jeigu pas jūs yra, kaip sakoma, katilinės, dar kažkokios tokios patalpėlės, kur galima padėti, tai galima statyti ir, ta prasme, ne palubinės, ant stovų statyti, ant sienos kabinti rekuperatoriai. Tada jums nereikia kažkur tai slėpti palubį, nes jeigu slėpsit palubį, reikia dar rezervinio liuko, kad prie jo galima būtų prieiti ir aptarnauti, pakeisti filtrus. Jeigu kažką sugenda, kad priėjimas būtų prie to rekuperatorius, tai kad būtinai, jeigu palubinis yra, reikia to irgi prekiavimės liuko, įmontuoti liuką, per kurį galima aptarnauti tą rekuperatorių. Jeigu jūs kabinsit kažkur tai patalpoje ant sienos, tai aišku, to liukų nereikia. Ten jau labai laisvai, gerai galima prieiti prie to rekuperatorius ir jo aptarnauti. Tai kad dabar irgi daug tų rekuperatorių, kurie yra ne iš pačios pigesnės, bet iš vidutinio tokio segmento, kur galima valdyti visą, kaip sakoma, per Wi-Fi'us, įrašyti programėlę pas save telefone ir valdyti tą rekuperatorius per telefoną. Nereikės jums kažkokiu papildomų pultelių kabinti, dar kažką tai. Tai iš tikrųjų, kaip minėjau, rekuperacija labai svarbi jūsų sveikatai, labai svarbi jūsų pastatui, kad jis greitai, kaip sakoma, nereikėtų vėl kažkokį remonto daryti. Dėl savijautos, tai kad rekuperacija, skaitau, kad čia ne prabanga, čia iš tikrųjų investicija į jūsų sveikatą ir investicija į jūsų būstą. Kadangi čia bus labai daug pliusų ir, aišku, bus komfortas. Tai jo, tas komfortiškai. Tai kad iš tikrųjų verta pasvarstyti, jeigu pas jūs yra dar neįdėtas rekuperatorius ir jeigu pas jūs yra tokių problemų, kaip aš minėjau anksčiau, tai kad turėkite omeny, kad pastačius rekuperaciją, tai jūs galite išvengti šių problemų. Tai kad kam patiko šitą, kaip sakoma, video, statom laikus, kam įdomus tokius dalykus, tokio formato programos, gauti kažkokios naujienos, gauti apie naujienos įrangos kažkokios naujos,
apie kažkokias naujas technologijos, būtent šilumos siurblių, kondicionierių, rekuperatorius jos sistemose. Tai kad galim užprenumeruoti mūsų kanalą ir jūs, kada ateis naują video, jūs gausit pilną informaciją, kaip sakoma. Kągi, geros dienos, sėkmingai iki